praminti Jūrmalos takai. Kokonai medžiuose. Jaučiuosi dabar kaip trinys kiaušinio viduje. Plaustas upėje. Plaukiam tiesiai į tą kopą. Kapitonai šiandien išeiginę, niekur neplauks. Ar dviračiai pajūryje. Iš kelio, Vėžlių karalius joja. Kelionių laida Atrask Latviją su Gabrielė ir Sauliumi. Tai ten yra vartai į jūrą netgi. Linksmai nusiteikę keliautojai suka vairą į legendinį Latvijos kurortą Jūrmalą. Valandėlė nusiguldo su gera muzika ir mes jau... Saulėtoje, visuomet giedroje, šviesioje, šiltoje Jūrmaloje. Parodysime jums kitokią, kai kam nematytą Jūrmalą ir jos pramogas. Ką lietuviai sauliukai mėgsta irgi labai? Praustis. Ne tik sekmadieniais. Būti švarus ir dar su pramoga. Jo, geras. Čia yra Lyvo akvaparkas. Mano laikais, reiškia, jaunystė, atsimenu, autobusais veždavo į Latviją į šitą akvaparką. Atsiprašau. Pastatėm mašiną aikštelėje ir prisiminėm vieną svarbų dalyką, kurį norim jums pasakyti, kad būtina sumokėti 2 eurų mokestį, kad važiuoji į Jūrmalą. Tas vadinamas pagalvės mokestis. Jo, mašinos pagalvės mokestis, ar ne? Tik svarbiausia sumokėti tą parą įvažiavus į Jūrmalą, sumokėti iki vidurnakčio, nes jeigu iki vidurnakčio pagalvės mokesčio nesumokėsit, tada gali būti didesnių reikalų. Tai žodžiu, aš manau, kad laiko iki vidurnakčio yra apstu, o pačioje Jūrmaloje tikrai yra ne vienas aparatas, kuriame jūs galite sumokėti tos 2 eurus už įvažiavimą į Jūrmalą. Pasirenkam kalbą, suvedam automobilio numerius. Mokėjimas įvykdytas ir beliko sulaukti talonėlio. Opa! Viskas, mes galime ramiai atostogauti Jūrmaloje. Kokios atostogos be sočių pietų. Užsukome į jaukų restoraną prie upės, visai šalia Jūrmalos įvažiavimo. Kartu su gide Dacia paskanavome puikios ilkutės ir užsisakėme padavėjo rekomenduotos žuvies. Puikiai vieta pradėti kelionę po Jūrmalą. Nekantraujam aplankyti pirmą lokaciją – Kokonus medžiuose. Esame dar viename pasakų miškelyje, o iš tikrųjų ši vieta vadinasi Feeling Cone. Tokie va kokoniukai, jie būtent ir yra medžio apsupti ir tiesą pasakius pačiuose medžiuose. Kokolioko. Kuriuose pasirodo galima net nakvoti, miegoti ir taip leisti savo laisvalaikį. Iš tikrųjų kempingas, tam tikras kempingas tik tais medžio viršūnėse. Esu Google matęs kažkur tokius kiaušinius medyje, nesu buvęs, nesu net nosies įkišęs. Tai atėjom tam, kad pažiūrėtumėm iš arčiau, bet nenakvotumėm. Matyt, teks palikti kitam kažkur. Ir įkištumėm ne tik nosis, bet turbūt ir visą savo kūną. Aš dabar žiūriu į žemėlapį ir prisimenu, kaip ir jūs greičiausiai žinote, kad Rygos įlanka primena arkliuko galvą, tai mes dabar esame to arkliuko nosies smaigalyje prie pat Rygos esančioje Jūrmaloje. Ir praktiškai ties Jūrmalos ženklų, ties Jūrmalos įvažiavimu yra štai šis kokonų kempingo parkas. Už jų mes matome už tų kokonų Lielupės upę, kurioje galima net žvejoti, su valtelėm pasiplaukyti, puikiai vieta kempinti ir leisti laiką čia. Su mumis yra Guntaras, kuris yra šitų kokonų savininkas, žmogus, kuris juos įkūrė ir prižiūri. Davė man raktą, numeris 4, aš dabar lipsiu apžiūrėti iš vidaus, kaip atrodo kokoniukas. Sakyk, tėvai, ar nebaisu dabar bus lipti, tokie aukščia bijai? Lipti tai nebaisu, bet žinau, kaip reiks nulipti. Sauliukai, nulipti visada yra lengviau, nes nusiristi gyvenime visada yra lengviau. Geras, matau didelę sofą, staliuką. Aha. Aš iš tikrųjų jaučiuosi dabar kaip trinys kiaušinio viduje. Lūkšto nėra ir apvalkalas, o aš toksai dar neišsiperėjęs viščiukas šitam kiaušinį. Praskleisk tą. O, geras. Miela žmona, duokit ranką.
iš tikrųjų, kai pagalvoju, ko daugiau reikia, ne? Tu esi tokioje palapinėje ore, tarp medžių, vaizdelis per tavo plastikinį langą irgi atrodo labai gerai. Upė, kurią kažkas vasupina, plaukėja, pramogauja, kažkas deginasi pievoje. O tu savo čia gali čilinti, kaip sakoma, pasimti knygą paskaityti, pasimti, aš net nebijoju, dviratį ir pasivažinėti, nuvažiuoti iki jūros galų gale. O čia viskas, ko reikia. Staliukas ir lova. Aš žinai pagalvoju, jeigu kokį geresnį baliuką padarytum čia su judesiu, tai tavo kemperis, tavo kokoniukas galimai net laikytų. Ko čia sako, taip juda tas kokonas? Ką ten veikia tie jaunavedžiai? Nes čia lietuviai tūsina. Nu jo, arba kažkas medaus mėnesio atvažiavo. Kas beje irgi labai gera idėja. Kas mėgsta gamtą, kas nebijo ar ne. Šiaip, sakyčiau, aukščio nebijo. Mėgsta, myli gamtą ir visus jos privalumus, tai... Saugus kokonas, bent jau gyvatės ir jokie ropliai tikrai jūsų čia neužpuls, nes esat medyje kaip koks paukštukas. Nebent pats roplį parsivešit, pavyzdžiui, vyrą. Tai esminis turbūt klausimas visiems visuomet yra, tai kiekgi ši pramoga ir šis malonumas kainuoja? Šeimininkas sako, kad apie 50 eurų naktis. Kodėl apie, nes priklauso kokiame kokone tu gyvensi. Ar arčiau vandens, ar šiek tiek toliau. Ir kelintadienį gyvensi, ar pirmadienį, ar šeštadienį, kur akivaizdu irgi visuomet natūraliai skiriasi tos kainos, bet tikrai nežymiai. Kitas momentas, o tu kur praustis, gerbiamas Sauliau? Nu va, sako, yra, prašom, upė šalia, jeigu norite, pližiukas yra, bet yra dušai ir tualetai puikiai įrengti šiek tiek toliau. Tai, kaip matėt, kokonų vidų yra sofa, staliukas, viskas, ko reikia. O kitos pramogos ir patogumai yra toliau. Beje, jeigu galvojate, kad su vaikais jau čia manęs tikrai nepriims, tai žinokit, kad priims. Šiuose kokonuose tikrai žmonės gyvena ir su savo vaikais. Jūs ten tikrai, ko puikiausiai visi keturiese arba tryse įsitaisysit. Kempingas gali pasiūlyti ne tik nakvynę, bet ir vandens pramogas. Vandens dviračius, valtis arba plaukimą plaustų Lielupės upe. Dar viena vieta. Objektas čia net, turbūt objektas, kuriame galima papramogauti ir aš vadinčiau, tai yra kaip bonusas šios vietos, nes iš principo ši visa vieta ir šitas kempingas ir yra apie poilsį, apie gamtos klausimą ir jos matymą. Bet kartais papramogauti galima ir šitoje vietoje ir sakė, čia labai dažnai vyksta mergvakariai. Jo, mes dabar lipsime į tokį plaukiantį keltą. Plaustą, jo, ne keltą, plaukiantį plaustą, kuriuo mus paplukdys upė. O kaip jis atrodo iš vidaus, einam parodys. Kapitonai šiandien išeiginę, niekur neplauksim. Plauksim. Tik norėtųsi didesnės kompanijos, bet šį kartą užteks ir vyro. Lielupė, taip vadinasi šitas vandens telkinys, o vietos čia, kaip matot, pilna. Aš nežinau, čia keliolika žmonių drąsiai gali susėsti. Fainas plaustelis, paprastas motorinės valties variklis, kapitonas koja taip užkėlęs, gazą įspaudęs. Ir viskas. Šitas plaustas yra ne vienas, mums pasakoja, kad jų yra 2. Viename va taip galima ramiai ilsėtis, bet, sako, jeigu norite, jeigu turite didesnę kompaniją ir turite daugiau draugų, atvykote čia su didžiulė chebra, galima šitos 2 plaustus sujungti. Ir viename, sako, gali būti bariukas, muzika, o kitame tokia lounge'o čilo zona, kur tu gali atsisėsti ir ramiai pabendrauti. Tai ką dar labai svarbu akcentuoti ir priminti, kad kuomet lankysitės Jūrmaloje, jūs galite tiesiog susirasti šią vietą, nusipirkti, tarkim, dovanų kuponą, dovanų čekį, kurį galima įteikti savo artimam draugui, geram bičiuliui, šeimos nariui ir tokiu būdu tą žmogų nustebinti. Jo, ir čia išsirinksite norimą maršrutą. Pavyzdžiui, kapitonas rekomenduoja 4 valandų maršrutą Lielupės upe, pamatysite Baltąją kopą. Sustosite prie pakrančių, bus galima išsimaudyti. Taip pat, sakė, čia kažkur netoliese gyvena menininkas, kuris kuria visokius meno kūrinius, jos galima išlipus į krantą apžiūrėti ir dar jis netgi moka groti akordeonų, tokią, sako, mini muzikinę programą pravestų. Tai, žodžiu, jeigu nenorite arba negalite arba apsistojate jau kažkur kitur Jūrmaloje, bet norite šios pramogos, tai tikrai galima ją užsisakyti ir nerealus kapitonas jums tikrai viską parodys, visur nuplukdys. Ir net parodės, kaip galima ant šio plausto pasidaryti netgi kojų masažą. Pavydi? Susitokiau ir va, virvė po kaklu iš karto.
O šiaip tai, jeigu juokais, tai jau yra antras vandens telkinys, kur kapitonai, kurį nors iš mūsų nori nužudyti. Alūksnėje katerio kapitonas prieš kateriui neriant po tiltų liepė man atsistot. Dabar šio plausto kapitonas bando Gabrielę išmesti už borto. Ne, juokais, tai yra spa. Pats natūraliausias spa ant šio plausto, koks tik įmanomas. Šiaip kapitono nusteikimas ir charizma mane iš jūsų žavi nerealiai. Sako, kad atsisėsk čia, laikykis už tas virves ir dėk savo pėdutės. Ir sakė, kapitonui labiausiai patinka kulnų masažas. Nes tu čia pats valdai situaciją. Kaip pėdą įdedi, taip tokį masažą ir gauni. Gabrielė čia nepasėmė akinių, tai gavo iš kapitono binoklį tokį ir sako, jis toks pakankamai stiprus ir geras, net iš jo matosi Estija nuo šitos vietos. Iš tiesų tai aš esu Karibų piratas, pasėmiau, reiškia, savo akį ir dabar matau, kur plaukiam. Plaukiam tiesiai į va tą kopą. Opa, į kopą. Priplaukėm tokią latvišką nidą, ar ne? Kopą Parnidžio šiek tiek primena. Vienas beje gražiausia gamtos reiškinių ir objektų šioje lokacijoje aplinkui. Kelionė visiškai neužtruko, spėjom tik tais kojas įmerkt, vieną kitą video padaryti ir žiūrėk, mes jau čia. Baltoji kopa. Štai primint tokio japono turisto. O, koučiung čia, o, tintų, ha. O, ja, jongkung čia, jongkung ką. Kiekvienas mes primenam tokį turistą dėl to, kad iš tikrųjų norisi fotografuoti viską, nes viskas yra labai gražu. Tai ką, užlipom į tą nuostabią kopą ir jos viršūnę, kurioje iš tiesų vyksta vieni gražiausių ir romantiškiausių turbūt saulėlydžių. Vienoje pusėje gali matyti mūsų transportą. O jeigu pasisuktumėm visiškai į kitą pusę, tai ten, labai gerai Gabrielę parodyti, ten yra vartai į jūrą netgi. Taip, ten yra vartai į jūrą. Nes upė įteka į jūrą. Jūra, wow, taip! Lielupė, taip, iš tikrųjų įteka į jūrą. Jėga, ten matom net toli laivas plūduriuoja. Tai va, esam prie pat jūros. Turbūt sunku patikėti, bet žinokite, tai yra tiesa ir tai yra įmanoma. Su šiuo plaustu nerealiu laivuku pasirodo, kad galima netgi nuplaukti iš Jūrmalos į Rygą. Aišku, kelionės trukmė būtų kažkur į vieną pusę apie 3 valandas, kaip iš Vilniaus į Klaipėdą. Bet aš manyčiau, kad kelionė tikrai būtų verta dėmesio. Jo, geras. O dabar, jeigu klausite apie kainas, tai pasiplaukiama šituo plaustu kainuoja 60 eurų valanda ir komfortiškai čia gali sutilpti 15 žmonių, maksimum 20, bet tada jau kažkam reikėtų lauke ant sėdmaišių sėdėti. Idėja gimtadieniui, idėja mergvakuriui, idėja tiesiog kažkokiam smagiam vakarėliui. Mes jau Jūrmaloj pasiėmėm dviratukus ir važiuosim nuo dviračių apsidaryti, kaip atrodo Jūrmala. Labai norim padėkoti beje Hotel Jūrmala Spa. Būtent jie mums ir suteikia galimybę dviračiais pamatyti Jūrmalą. Tai jeigu kada busit Jūrmaloj ir norėsit dviračio, tai tiesiu taikymu į Hotel Jūrmala Spa. O dabar mes keliavome pasižiūrėti su dviračiais jūros. Tai dabar dviračiais prasivažiuosime iš tiesų paplūdimiu iki žymiųjų Jūrmalos raidžių, tam, kad įrodytumėm, jog tikrai esam Jūrmaloje, jeigu kažkas visionuotumėt. Jo, čia nėra žalis ekranas, ta prasme, tai nėra kinas, tai realybė. Tikras smėlis, palauk. Suvalgysi smėlį? Jo. Smėlio valgytojas. O šiaip tai įdomu tai, kad mes čia ne šiaip savo kadrui atsistojom į paplūdimį su dviračiu, pasirodo galima 2 būdais važiuoti palei jūrą. Yra medinis takas ir yra pajūrio takas. Kaip čia sako, madingai, literally pajūrių. Plokščias, smėlis yra neklampus ir sako, labai patogu važiuoti dviračiais. Išbandykim. Siunčiu linkėjimus visoms damoms, kurios renkasi važinėti dviračiais su sijonais. Labai romantiškas sprendimas, labai romantiškas, bet koks nepatogus. Nu tai ką? Ko tie latviai nematė? Nu šito da nematė. Šiaip tai fainai, kad yra apskritai platus labai pliažas, bet ta dalis, kaip čia, einamoji, važiuojamoji dalis yra praktiškai tokio pločio, kokia yra ir gulimoji dalis, kur chebra deginasi.
Tai va, lietuviškas paplūdimys tokios privilegijos neturi. Prisiduodam, atvykome prie ženklo Jūrmala. Gerai, patkite. Na, už mūsų nugarų jūs galite matyti viešbutį, kuriame mes apsistojame. Tik pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Kaip toj dainoj. Išplauks, mano laivas išplauks. Kruizinis laivas išplauks. Jo, Baltic Beach Hotel. Atrodo kaip didelis kruizinis laivas. Aš tik dabar supratau, kokiam geram mes viešbutį apsistojom. Tai čia yra viskas po ranka ir po koja. Smėlis po koja, o po ranka yra ne tik Jūrmala ženklas. Iš principo mūsų viešbučio kieme yra vėžlys. Ir vėžlys. Kurį reikia nueiti, paliesti. Ant jo netgi galima užlipti. Niekas nedraudžia, galima užlipti tam, kad gyventum ilgiau. Už ilgesnį gyvenimą. Netikėtina sėkmė, nėra žmonių, mes galim nusifotkinti prie vėžliuko. Oh my god, lekim greičiau. Šitoje kelionėje aš jau pavargau iš tikrųjų laipiot. Buvau ant burlaivės stiebo, buvau ant seno namo stogo. Buvau ir saulėje ant galvos, tai dabar jau laivyras lipa ant vėžlio. Jau kad tikrai ilgai gyventų, jau tu nemirtingas esi, Sauliau. Iš kelio, vėžlių karalius joja. Nu geras jausmas, iš tikrųjų pirmą kartą su ant vėžlio legaliai. Mauricijui matėm vėžlių, bet ten jos tik paliest gali. Tik valgai. Nealkanas? Tas nealkanas, nenori. Nealkanas. Nu tai valgyk. Nu klausykit, vėžliuko galva kaip mano yra tokia dydžio. Nu nes jis daug smegenų turbūt kaip ir tu turi. Kas žinoma, man atrodo, vėžliukas pratingesnis šito. Ir gyvenime turbūt irgi labai panašiai aš, ar ne, mūsų santykiuose su tavo ant galvos visada. Dabar noriu pasijausti taip, kaip Gabrielė jaučiasi sėdėdama ant sprando man. Aš ne ant sprando tau sėdžiu ant galvos. Blemba. Patogu, žinok. Ratus keiskime į batus ir sužinokime, kur veda pagrindinė Jūrmalos promenada. Na ką, atėjome jau dabar savo kojomis iki pagrindinės, beje, Jūrmalos gatvės. Juomas iela, Juomas gatvė. Juomas. Analogija turbūt Palangai būtų Basanavičiaus gatvė, tai va Juomas gatvė. Gatvė, kurioje beje negalima važiuoti jokių įmanomų transportų, jokių dviračių, jokių automobilių. Tik savo kojytėm, tik pėsčiomis, aišku, su augintiniais galima. Bet yra vietų, kur su augintiniais Jūrmaloj negalima. O taip, tai yra pliažas, kuriame mes važinėjomės dviračiais, ten jau šuniukams ir kačiukams sako, negalima. Gyvi egzotiniai drugeliai, net lietuviškai parašyta, kad čia galite užeiti ir pamatyti gyvus drugelius. Tai tiem, kas atvažiuos į Jūrmalą su vaikais, kaip patiks. Esame viduje palapinės, kurioje labai karšta taip kaip egzotinėse šalyse, iš kurių yra atskridę šitie drugeliai. Viena žavinga plaštakė laukia nakties, irgi kilusi beje iš Indijos. Dabar stovim beje fone, mūsų yra inkubatorius, kuriame tie drugeliai auga. Na, jie, žodžiu, auga, kol galų gale išlenda iš savo kokono, jo. Kokoniuko. Atsiveža kokonus pasirodo, ar ne, iš įvairių pasaulio šalių čia. Ir skraida čia jau tie drugeliai, kurie tiesa gyvena neypatingai ilgai, apie mėnesį. Radom didelį drugelį, pridėkim ranką ir kad būtų aišku, koks yra jo dydis. Tai čia ir yra ta indiškai plaštakė. Tai visur, aišku, yra tokios iškabos lentelės, reikia to nepamiršti, kad drugelių liesti negalima, nes jeigu paliesite, gausite 50 eurų baudą. Jeigu jūs drugelis paliesite, tai čia jau kitas klausimas. Ten jau galima kažkaip susitarti. Bet jeigu jūs paliečiat, tai čia jau nebesusitarsi, bauda bus vis tiek. Apsilankykite su visa šeima ir lieskite drugelius akimis. Tiesa, bus tikras iššūkis juos nufotografuoti ar nufilmuoti. Judame toliau, link parko, kuriame galima laipioti medžiais specialiai įrengtose trasose. Ką čia radau? Sveiki, aš Gedimino pelėsiu.
Atvykom į Tarzanų parką, kur visa šeima nuo mažiausio iki didžiausio gali laipioti kelias valandas visą dieną, kiek tik norite. Ir čia tokia, sakyčiau, viena iš ekstremalesnių pramogų Jūrmaloje. Tai yra ne tik vaikams, bet yra ir suaugusiems. Ir labai smagiai su gide pajuokavome, kad kai turi vaikų, eini tą promenadą, tie vaikai taškosi, jie turi galybę energijos ir jeigu jūs pavargot patys nuo savo vaikų ir galvojat, kur jiems dar tą energiją išleisti, tai šis Tarzanų parkas yra būtent tai, ko turėtumėte ieškoti jūs ir jūsų vaikai. Mano vyras labai bijo aukščio, žodžiu, taip labai, kad net, žodžiu, nedrįsta žmogus eiti. Aš esu šiandien be smegenų, su suknele, bet be smegenų. Todėl mes paprašėme žavingo vyriškio, kuris pademonstruos mums tą kelią, kuris yra skirtas suaugusiam žmogui, ar ne? Jo, juoda trasa, tai aš gal ir išdrįšiu ten 6-8 metų vaiko trasą praeiti, bet dabar mes einam patikrinti ir šačiau, kaip atrodo juodoji trasa, kurioje reikia tokios fizinės rankų jėgos, sakė daugiausiai. Tai yra tikrasis Tarzanas, tik pažiūrėkit, o Dieve mano, čia prasideda nuo to viskas. Tu jį dar matai? Aš jaučiu drąsą. Wow. Ir pažiūrėk, rankom turiu užlipti ant to viršaus, taigi tai yra neįmanoma. Ir jis dabar atsisegęs. Jis dabar atsisegęs. Oh my God. 12 metrų nuo žemės. Wow. Taigi šis žmogus viską žino apie medžius ir jeigu jūs užstriksite, jeigu viršuje pradės drebėti va taip rankos kojos, tai jis užlips jūs ir nukels. Ačiū labai, thank you, Paldis. Ar nesulūžo ranka nuo tokios stiprios rankos paspaudimo? Nu ir kur tu čia dabar stovi? Tėveliams su vaikais turime labai daug idėjų, ką čia galima būtų nuveikti. Tai praeidami labai gražų tokį parką, miško parką, jame galima rasti ne vieną aikštelę, kurioje jūs galite būti irgi su vaikais ir leisti laiką. Vyresniems vaikams, jaunesniems vaikams, mažesniems vaikams. Dabar esu prie laipiojimo sienos. Už mūsų nugarų beje jūs galite matyti ir tokią aikštelę skirtą važinėtis riedlentėmis. Geras, daug ekstremalių sportų ir veiklų šiame parke Jūrmaloje. O ten toliau yra tiems mažesniems vaikams aikštelė, smiliukas, supynės, kur irgi galima labai mielai praleisti kokią nors šiokiadienio arba savaitgalio popietę. Aš ne iki galo suprantu, kaip tai veikia. Visi vaikai ekstremalai šiais laikais. Mano laikais taip nebuvo. Wow! O kur išėjimas iš šito parko? Išėjimą radom, o dabar jau norisi rasti įėjimą į savo viešbučio kambarį. Eime apžiūrėti nuostabaus viešbučio ant jūros kranto. Pažiūrėkite, praktiškai šio viešbučio koridorius, foje, holas atrodo kaip Caesar Palace Las Vegase. Štai čia yra svetainė, kaip jums foteliukas, baras, nu fantastiško dydžio. Ir svarbiausia, pradėkime pažinti nuo balkono. O, neblogai. Čia yra mūsų viešbučio balkonas. Jis turi pabaigą, ar ne? Nebus taip, kad čia Laima Vaikulė gyvena už kampo. Achvernis aš. Pirmą kartą gyvenime esu su vaizdu į jūrą prie Baltijos jūros. Taip, čia yra vonios kabinetas. Nu, prašom, apie ką mes kalbam? Kokie dušai? Vonia, didžiulė kriauklė. Čia yra šiaip, kas retai būna, viešbučiuose tai yra atskiras tualetas. Dėmesio mėgamasis. Opa! Nu, man atrodo, kad princas Čarlzas netgi, nu, manau, kad mažesniai lovai miega. Aš galvoju, kad mažesniai lovai. O šitas family suitas turi ir specialią vietą jūsų vaikui. Jeigu jūsų vaikas nusikaltų, jūs galite jį pastatyti į kampą. Štai čia. Pastatot vaiką į kampą. Jis stovi kampą.
Patarimas šeimoms. Jei norite romantiškos vakarienės su vyru restorane, palikite vaikus ne kampe, o su planšete kambaryje. Jūrmaloje atėjome į viešbučio restoraną, kuris vadinasi Il Sole, itališkai tai yra saulė. Allora. Italų restoranas, taip, ir iš tikrųjų... Allora, ora di mangiare. Tai yra absoliuti Italija. Kas gali būti geriau nei rami vakarienė gerame restorane? Patikėkite, maistas mums paliko įspūdį. Įspūdingo dydžio salotos, puikūs užkandžiai ir Italiją primenantys pagrindiniai patiekalai. O desertui kvapą gniaužiantis saulėlydis. Per šią kelionę mes būsim atviri, tikrai turėjom mažai progų prisėsti tokiam geram, fainam restorane, visiškai neskubėti, pasimėgauti saulėlydžiu, gerų maistų ir nuostabiu aptarnavimu. Man labai patinka atmosfera, nes mums yra tekę pakeliauti truputėlį ir toliau, ir truputėlį daugiau. Mes buvom užsienyje. Ši vieta tikrai man primena kokį nors gerą kurortą kažkur piečiau, kur yra Ispanija, Italija, galbūt Prancūzija ar ne Prancūzijos pietus. Ir čia iš tikrųjų sėdėdamas ant jūros kranto, jautiesi tikrai kokioje Italijoje ir nereikia taip toli važiuoti.